Sveiki, sveiki visi. Greitai su kavos puoduku. Iki mokymų turiu valandėlę dar, tai galvoju padarysiu video. Vėl su savo čepsėjimu. Bet taip jau yra pas mane. Lėtas toks rytas šiandien man. Bet gerai, smagu. Praeitą visą savaitę gan sudėtinga buvo, nes buvo labai daug tokių žinučių ir skambučių, į kuriuos aš turėjau atsakyti apgailestauti, bet jau per vėlu. Per vėlai ieškot pagalbos, per vėlai ieškot draudimo, pavėlavom. Ir lūžiai sugis, biuleteniai baigsis tie siknautai, tai čia laikinas toks nepatogumas ir negerumas. Liūdniau, kai reikėjo į žinutės apie tai, kad diagnozuotas vėžys, padėkit pasidaryti, ne? Liūdniau, kai vos 30-mečiui diagnozuota kritinė liga ir nori gydytis čia, ieško privataus sveikatos draudimą ir nebegaliu nieko padėti, tiesiog jų nebus. Jie nepriims, nei vienas draudimas jau nepriims, arba jeigu ir priims, tai tos ligas bus išbrauktas iš draudimų sąrašo. Tai čia liūdniausias tokios tos ir sunkiausias tos žinutės būna visą laiką. Bet viena situacija praeitą savaitę labai stipriai palietė iš tikrųjų. Mano klientė žuvo, o draudimai buvo visi nutraukti. Nutraukti jau senokai, gal prieš kokius nepilnai metus, tai jau truputis laiko praėjo, kaip nutraukė visus draudimus, nors prieš tai turėjo gal kokius 5 metus jie turėjo draudimus. Bet tiesiog buvo šeimos problemos ir vyras mokėjo už visus draudimus, galiausiai pykčiai, barniai kažkokie, ir ištiko gyvenimas tiesiog ir visi direct debitai, mokėjimai buvo nutraukti. Žmona vis ruošęs persidaryti, turėjom kelias konsultacijas, taip, reikia, suprantu, noriu, bet taip ir nepadarėm, taip ir nepabaigėm visko, ne? Nes vis pagalvosiu, man dar reikia atsistoti ant kojų, dabar nėra labai patogus laikas ir panašiai, tai skaudžiausia, kad to žmogaus nebėra, ne? Liko 2 vaikai. Taip, gyvybės draudimo išmoka negrąžins to žmogaus, aš tą suprantu puikiai ir tą visada visiems sakau, bet tie pinigėliai būtų padėję šeimai ir stipriai. Tai gaila, visą praeitą savaitę, turbūt kovo 8, netgi buvo ta diena, kai aš gavau gal 4 tokias žinutės, kur turėjau pasakyti atsiprašau, bet per vėlu. Tai kažkaip taip liūdino iš tikrųjų tą dieną daugiau, bet šiaip visą savaitę tokia tikrai sudėtinga ir žmonės tiesiog ieško per vėlai. Kai jau liga diagnozuota, kai jau pradėta, nereikia net diagnozės iš tikrųjų, užtenka tai, kad jau pradėjote į testus, jau laukėt kažkokiu testo atsakymo, ir panašių dalykų. Draudimas stabdys visą procesą, arba iš vis nedraus, arba dalinai išbrauks kažkokius, sakykime, sveikatos sutrikimus, problemas ir panašiai. Tai nesusilaukit, kol bus per vėlu. Nes, kad ir kaip bebūtų, susirgus, negalint dirbti, tokių irgi nemažai turėjau, kad mokėtųsi, kaip man dabar gyventi, juk man atlyginimo niekas nemokės. Kai jau esam biuletenė, aš nieko nepadėsiu jau tuo momentu, o jeigu jums kažkas pasako, kad gali jums kažką padaryti, tai tokią variantą bėgit kuo toliau. Nes kai žmogus jau serga, kai žmogui jau yra negerai, kai jau vyksta tyrimai, kai jau yra diagnozė, draudimai dažniausiai arba to žmogaus net nepriim kaip klientą, arba būna labai stiprus išbraukimai iš sąlygų, kokiom sąlygom žmogų priim. Taip kad
pasirūpinkit draudimais laiku, nes jų išmokas tikrai gelbėja pačiu sunkiausiu momentu, kai tu gali sau leisti greičiau pasveikti, kai tu gali mažiau pergyventi dėl finansų, dėl ateities, kai bus, kas bus ir panašiai. Tai gelbėja ir tai gelbėja stipriai. Viskas, sakau, iki gražios dienelės jums. Aš sėdžiu, parodysiu. Puokštė gražiausia iš praeitos savaitės, tai taip smagiai. Bent jau tai džiugina, ne? Viskas. Geros dienelės, gero pirmadienio, geros savaitės ir sakau iki ir nepavėluokit. Tiesiog nepavėluokit.